Gražus penktadienio vakaras, Alytaus miesto stadionas, saulėta diena ir šiandien čia Top Sport A lygos 14 turo rungtynės. Alytaus Dainava susitinka su Marijampolės Sūduva. Kontrataka, kurią organizuoja Marijampolės Sūduva. Burzilausko perdavimas, labai pavojinga viskas čia, smūgis į vartus ir Krinskis gelbėja komandą, ataka tęsiasi vėliau jau. Čia toks Fiodorovo reidas ir lieka toliau ant kojų. Fiodorovas gauna perdavimą atgal, Fiodorovas jo smūgis ir perdavimas į priekį. Mandričenko turi čia nemažai erdvės, smūgiuoti niekas neleidžia. Baftolovskis baudos aikštelėje. Gražus klaidinamas judesys, Baftolovskio smūgis ir Zenkevičius. Matysime kampinį. Maksimas Pirogovas. Prie kamulio čia, perdavimas link Živanovičiaus ir kamuolys yra vartuose. Ivanas Zotko pasiunčia kamuolį į vartus, tačiau įvartis nėra įskaitytas. Fiodorovas irgi vienu lietimu gaudo kamuolį Krinskis. Pasirodys aikštėje. Keis jis Augustą Dubicką. Dabar Dubickas turi galimybę užsidaryti šiose rungtynėse ir tą pasidaro. Augustas Dubickas išveda Marijampolės Sūduvą į priekį, na ir čia sužaidžia idealiai Augustas Dubickas. Sūduva veržiasi į priekį 1-0. Bet ir vėl, tai yra epizodai, kuriuose vartininkas yra įtraukiamas. Zingertas čia, jo šūvis iš toli ir čia Dainavos išpuolis, Sorokinas ieško Rakičiaus ir pavyksta rasti jį. Rakičiaus perdavimas ir Giedrius Zenkevičius čia puikiai. Jo perdavimas ir čia auksinio šanso neišnaudoja dabar Alytaus Dainava. Iki pridėto laiko pabaigos Banevičius randa Abdulahį, šis turi nemažai erdvės. Abdulahį jo smūgis. Čia Sūduva triumfuoja. Marijampolės Sūduva sugeba iškovoti pergalę Alytuje 1-0.